Sveiki, čia mūsų video blogas. Blogas labai video, mes geras, bet dabar blogas. Mes važiavom į Čekiją. Važiuosim dar čia pradžia. Mes jau Čekijai. Mes intro darom iš Čekijos, nes galimai kažkas pamiršo nufilmuoti intro. Ten eina. Važiavom ką tik į Lenkiją. Emilis nenori filmuotis. Važiavom į Lenkiją, oras toks. Debesuota truputėlį, tėvai va dar dirba. Mes su Emiliu valgom viską, ką mes čia turim. Ir Emilė. Ir važiuojam. Čia dabar kas ką veikia, tėtis dirba, o mama ieško kur telefoną pasikrauti. O Emilis film eina žiūrėti. O aš savo lovytę pasiklojau eisiu miegot. Mes dabar valgom sumuštinį. Aš valgau sumuštinį. Valgom sumuštinius, o Lenkijoje labai lyja. Jo, nesimato labai Visiškai nieko nesimato. Komentarą? Kadangi aš editinsiu šitą video, tai jūs manęs nepamatysit. Mes va ką tik matėm stirnas ir dabar einam pasivaikščioti, atvažiavome į savo pirmą vietą. Čia labai nieko ypatingo, ten tėvainį. Ką, va prie pat Čekijos, Lenkijos sienos, o ten va 2 stirnos buvo dabar. Emilį turi komentarą? Ne. Okei. O, palauk. Šįgi neturiu komentarų. Aš noriu visus sužavėti savo emocijų Stygium. diapazonų. Ant kiek aš jų turiu daug. Tu per visas video parodai vieną emociją. Taip. Va tokia. Durnių laivas, sakau. Matau tikrai natūrą savo tėvų. Ar jūs tai matot? Rašau laišką. Važiavome į savo pirmą tašką. Oi, pamečiau kur tėtis. Čia yra tokia labai gražus ežeriukas, kalnas. Čia reikėjo iš anksto bilietus visus nusipirkti. Ir čia kažkokia trasa. Labai tikrai gražu. Mes su Emiliu atrodom kaip miestiečiai. Aš iš viso kaip miestietis, tu dar ne. Aš atrodo kaip iš džimo pabėgus, Emilis atrodo kaip... Į Prahos centrą galėčiau iš karto, va, taip nereikėtų nieko keisti man. Galėtum. O mano tėvai atrodo kaip turistai. Tai palaukit, susitinkam, visi paprašom, kad kas nors... Jo, aš filmuoju, aš darau video. Mes Emiliu einam kažkokius šiavo vartus. O Jėzus Marija, kaip čia. Noriu apsukti. Ką pasakysi? Su kamera. Labai čia gražu viskas. Komentarą? Gražu. Bramba, daugiau emocijų. Wow, reikia sakyti. Pagaliau Emilis paėmė kuprinę kaip tikras džentelmenas po pusės kelio. Aš visą kelią. 2 kilų nenuėjom dar. Jau einam 5 minutės kažkur. Jo, nes mes labai lėtai einam, nes mes turime 2 turistus, pensininkus, kurie jau lasdas traukėsi į pagalbą. Didžiojas arba didžiogus ožius jauniklis. O, upė, žiūrėk, į tave panašus. Alio. Aš daugiau plaukų turiu. Tai tie komentarą apie šį nuostabų krioklį. Vanduo bėga nuo kalniuko. Labai gražu čia. Štai va, iš ten kažkur atėjom. Ten vaina takis, dar toliau mes Emiliu užlipam štai va čia va. Iškiai uždusę esame, man atrodo. Ir čia biškai bais. Kalbėk iš save. Nu, gerai, atsiprašau, aš esu uždusis, čia biškai aukštai, man biškai kojas trepa. Ką Emiliu pasakysi?
Nieko. Tai einame nuostabiu, gražiu, va čia. Apie bedog. Nuostabiu, gražiu, va takiuku, kaip čia kelių raistas biški. Čia mums tokių gėlyčių gražių. Labai faina, matėjau jau kažkur priekinėje. Štai mes atėjome į savo paskutinį punktą. Labai čia žinoma yra gražu, kai kažko labai atėjome. Čia mes va stovyklaujam. Pasivaikščiau šį truputėlį daugiau. Komentarą. Grįšim, tai dar... Bet aš Nėra. netikiu, Dabar kad čia reikia mes to pačiu keliu atgal grįžti. Aš netikiu, kad čia mes 8 kilometrus nuėjom. Mes nuėjom 4 kilometrus. Kažkas nupiešė Emilį. Kaip į veidrodį. Taip atrodo kitą pusę, kur mums yra nieks neįdomu. Nes mes jau viską matėm. Atrodo, kad aš iš tavęs interviu įimu, ką galiu pasakyti. Tai yra pirma, na gerai, antra kelionės diena, bet pirma, kai mes kažką pamatom, nes vakar tik atvažiavom. Tai yra 50 cm platumo praėjimas. Ką vyrai? Mes pro siauriau lindam jau ten. Telpat? Taip. Kraštais, bum. Aš šiaip pagalvojau, čia gal taip nelabai gražiai. Bet mes keliai tai daug tokių storuliukų matėm ir aš neįsivaizduoju, kaip jie čia praeis. Jie neįmanoma čia imtilti niekaip. Tiesiog fiziškai. Bandom čia išsiversti, ką čia reiškia. Tai turime jautienos žvakę grietinės, bandelės kaduliniais spangučių. Bet geriausia yra lėlių medalionai. Lėlių medalionai, lapės padažas. Arba vištienos keksnis. Vienu žodžiu. Ką valgysi, Emilį? Vištienos keksnį? Arba vištienos keksnį, arba lėlių medalionus. Tai aš tiesiog neturiu kaip prie... Pataryk tėti dar gerai. Meniu marketas. Čia nesimato. Susitarėm, kad jokių vaidimų. Tu turi būti operatorė. Mes jau atvažiavome į pirmąją, tiksliau antrąją savo nakvynę. Emilis ilsis. Čia yra nuostabu. Čia yra mūsų nuostabus padaryk praėjimą. Parodyk, kaip mes čia gyvenam. Čia yra mūsų tualetas, va. Čia va dušas, viskas čia labai yra liuksiškai, tik tiek, kad čia va yra vienos duris, kitos duris ir mes čia einame į svetainę. Čia turime savo pagrindinės duris, virtuvę, mama čia kažką daro. Jau padarė bardaką tėtis. Nereikia čia valyti. Labai čia viskas gražu. O dabar reikia parodyti terasą. Ir mes dar turime savo terasą. Čia labai nesimato gal. Bet tokie va vaizdai mūsų yra. Čia va traukinių stotis. Kitoje gatvės būdai. O čia va, nežinau, čia nesimato, bet čia yra tokia uola. Ir po tą uolą yra mūsų terasytė. Va čia var mūsų va toksai va vaizdas, čia mūsų mašina. Nežinau kaip parodyt, va. Turbūt iš čia matysis, čia va mūsų terasa, ten mūsų namas, čia va tokie vaizdai. Atvažiuojam. Tik atvažiuojam, palikta šampaną. Mes galvojam, oi gerai pasėdėsim. Tai spėkit ką, dabar valau grindis, nes to pusę šampano buvo išpilta ant žemės. Kas išpildė? Aišku, kad tu. Būtų gerai, mano giminaitis, mano kaip gimdytojas, didysis Jarutis, ateina žvaigždė. Pasipasako, ką padarei. Pasipasako, dabar ką padarei. Mes važiuojame savo pirmąjį dienos haiką. Ne paskutinis čia? Pirmas ir paskutinis. Vakar dar neatsigaunam. Tai va, mes jau ten. Aš dabar sėdžiu viena mašinos bagažiniai, nes visa mūsų kompanija išėjo ieškoti kaip susimokėti už parkingą ir dabar žiūrinėjau čia va tą haiką, kur eisimės, bet šiandien labai vėlai išvažiavom, nes visi labai norėjo pamiegoti po vakar
Ir šiandien eisim kilometrų daugiau ir kilsim 100 metrų daugiau negu vakar. Vakaras jau buvo labai pavargę. Tai galiu parodyti, stovėjimo aikštelės matosi, kur mes kilsim. Čia va parkingas. Ten kažkur kažkas ieško, kaip susimokėti. O štai va ten va matosi, kur mes kilsime. Čia labai graži uola. Tai va, tokia dienos pradžia. Šiaip kaupėsi debesis, tai visi pasiėmė striukės, bet gal viskas bus gerai. Lipam į kalną. Šiuo metu esame 2,5. Nu, aš biškį vėliau jungiau, tai dabar apie 3 turėtume būti. Iš viso yra upė, sakė 9, bet spėjau biškį gausis daugiau. Einame savo turbūt kokį, nežinau, Emili, kiek mes kilometrų nuėjom? Apie 3 kilometrus. Tu pas tave ten rodė 500 daugiau. Tai apie 3 kilometrus nuėjom. Tėte, kaip jautiesi? Vėl paklausit. Aš darau video vlogą. Ai, man gerai jaučiuosi, man gera, viskas labai gerai, viskas super. Ok, tai mes dabar einam. Ar gražus haikas? Nuostabus. Ar dukrytė gerai išrinko? Keista. Čia vienas iš tų retų atvejų, kai dukrytė gerai išrinko. Tai va, visi labai laimingai galiu parodyti, kaip atrodo mūsų va šitoj pusėj. Akmenai visur va. Labai gražu. Visi kol kas labai patenkinti yra. Žiūrėsim, kaip toliau seksis mums visiems. Nu, mamukai, o palauk, kaip jautiesi? Gerai. Gerai. Kaip tas? Atrodai labai gerai, Kosi. Nu, ją filmą. Nu tai ką, nu tai gražiuosi, atsipalaidavus. Labai jau tu čia pavargus esi. Akmenį mes klasda. Nemeskini. Gal tu vakar šampaną gėrei? To, kas liko, po to, kai tu jį išlaistai. Ten buvo nemažai šampano, jau žiūrėjai. Tai Emilis, po filmą. Su tokiu vaizdu pamatytum. Čia mes va labai gražiai dabar visi sustojom šiek tiek atsikvėpti. Čia va mūsų takas toliau, va čia va praeina. Paleisi droną čia? Ne. Turi čia droną. Ar gražu, mama? Labai, labai. Ypač upė, šitas gražaus vaizdo fone labai gerai atrodo. Apie kalnus kalbėk, ne apie mane. Apie ką norit, tu tar kalbu, sakant. Tai va, aš esu jau visiškai persijungus į savo sport režimą. Ne taip kaip Emilis. Four-wheel drive. Aš dar esu miestietiškam režimui. Tėtis va su kokiam kojiniam batais, lasdom, mama irgi va visa full on hiker mode įjungtas ir tada Emilis. Labas. Emilis veikmanas, jisai neturi laiko. Ko nors neorganizavęs. Toks savo vaizdas gražus atsivėrė, bet man pritrynė koją. Gerai, kad Emiliukas paėmė pleistriuku. Aš sugebu nusipirkti naujus batus, kad jie netrint. O aš sugebu turėti batus kokius 4 metus ir man jie nutrina per pirmas 20 minučių. Per valandą, jau valandą eina. Ai, atsiprašau, valandą. Bet toks gražus vaizdas užsidėti pleistriuku. Čia va tokie va praėjimukai. Čia. O dievai, kaip aš bijau. Tokie vaizdai. Kaip ten, aš nieko nesimatau. Užsirapštam biškelį. Va čia lipom. Šiaip tvarkingai stengtis padaryti, bet... Čia toks mūsų namukas. Emilis tvarko reikalus. Tokie vaizdai pro namuką. Ką tu? Nieko, pagaliau kažkur užlipom. Perėjom kiek 5 kilometrus, o 5,5?
Apie 6. Apie 6, o mes eisim 9 iš viso, tai reiškia, kad daugiau negu pusę praėjom. Tuoj stosim pavalgyti. Ateina mūsų pensininkai. Pastoviai laukti reikia. Amžinai laukti reikia, tikrai. Tikrai. Ką čia dabar darysi? Saulė užšvietė kaip tik. Madega tiek nematys. Ką rado? Dėžiuk. Riežs. Nu va, užlypam. Kur tas namelis, kur mes buvom, net nesimato. Kažkur ten. Nueinam, parodysi, kas per takas. Labai seniai, atrodo, kad nieko nebebėra. Atrodo, nieko nebėra, mes mums ten eiti reikia. Ten takelis eina, atrodo, prie pat. Bet kai tau reikia ateiti prie to takelio, tai ten, žinokit, žemyn taip neblogai. Tai aplinkui apėjau, yra va tokie va susisiekimai. Tuoj užlipsiu. O čia geriau, manau, matysis. Ten žemyn. Tarpais toks. Va. Šiuo metu esame nuėję. Beveik 7, nes aš biškį vėliau įjungiu, tai beveik 7 gaunasi. Greitas užkandis čia va mūsų yra su štai tokiu vaizdu. O štai ten mūsų pietų namukas ant kalniuko. Tai va. Upė dar lipa. Dar yra ką lipti. Sigita lipa. Tas namelis buvo va ten. Tai va, žodžiu, aš išlipęs pažiūrėjau, pulsas mano buvo 170, dabar jau 140 matau. Tai va. Sakėm, pavalgysim čia. Bet aš nežinau, mums čia nebedaug iki mašinos, mūsų mašinos stovi. Va ten, va. Va, kur fokusą gaudai. Va ten mūsų mašinos. Aš tai sunkiai. Pažiūrėkit visi žemyn. Čia vėjas iš rytų, po to iš vakarų. Tai va, visi baisiai jau pavargę. Valgom dabar pietus, jau dasimušinėjom sausainiais. Ir liko mum apie 1,5 kilometro žemyn, jau visiškai stačiai žemyn. Emilio. Stačiai žemyn ir viskas. Ir šiandienos mūsų žygiai bus baigti. Šiandien dar atvažiuoja Agnė, atskrenda iš Prahos. Iš Prahos atskrenda? Nu. Atskrenda iš Prahos, atvažiuoja Agnė, taip. Agnė atskrenda į Prahą, turėjau menį. Štai mes ir parėjome. Buvome ten ir dar už to nesimato. Ėjom per aplinkui, čia mašina. Ėjom per ten, aplinkui. Ten, sakau, vienas punktas buvo. Ten ir va ten, kur ta pilytė. Ir va čia parėjom ką tik. Mama, kaip vertinate? Labai gražu buvo. Labai nepavargai? Ne, dabar kai sėdžiu mašinai, jaučiuosi visai nepavargus.
Galėtum dar nueiti tiek, kiek nuėjom šiandien? Nu, be ypatingo entuziazmo, tarkim. O mes buvom į pirmą kartą į tą užlipę. Tėveliai dabar, Emilis su tėčiu apžiūrinėja Kiją. Jam labai įdomi pasirodė. Tai su va tokiu vaizdu valgome dabar visi savo šnicelius ir guliašus su kniedlikais. Čia labai gražiai viskas atrodo. Pagal idėją mes rytoj važiuojam, ne rytoj, poryt važiuojam, o gal rytoj. Važiuojam į Kalvovį Varą ir ten terminiai baseinai. Tai yra žmonių nepasiemusių maudymkių, tai dabar renkasi tarp Adidasų visokių nusipirkti. Mes dabar kelsimės keltą į kitą pusę ir lipsim va štai ten va. Dabar buvo greitas ledų pit stop. Nusipirkom bilietėlį su keltu ir haikinsim va ten va. Šiandien va jau esame Vokietijoje. Plaukėme į kitą pusę. Lipsim ten. Gal pasiteisė tavo, o ne kalbė? Čia keltas ir užlipam dabar. Šiandien greitai užlipom per 20 minučių, 30 minučių. Yra durnelių, va. Lipančių durnelių. Kai lipantis durnelį. Mes vos laiptus užlipom. O čia paburba, kad ne durnelį, kad ir mes turėtume. Rimti ir žmonės. Ar tu irgi čia? Nevaryk čia. Vyksta fotosesijos ir per tas fotosesijas mes negalim Va čia va fotosesijos vyksta. Tragedija. Mes atėjom į tiltuką, kur ir turėjom ateiti. Va. Tiesiog tiesiai nuo akmens krenti. Reikia telefoną nepaleisti, tik tais netyčia. Sėdime dabar su vaizdu į Bastėjos tiltą. Biškai esame uždusi. Labai daug žmonių. Kalbėk už savęs, tai neuždusis. Gerai, aš esu uždusis. Labai daug žmonių. Bet taip pat Pulsas tragiška. 9,3 pulsas dabar man. Labai tragiška. Labai daug žmonių. Tai visur eilės visokios. Man toks dažavų, kad ir buvo. Labai blogai. Tikrai labai blogai. Tikrai vertinu, ta prasme. Ir, nėra tokio wow labai. Šiaip yra wow, aš kai nesabuvau. Aš buvau jau čia ir čia nebuvo žmonių, tai aš geriau kažkaip man prisiminimuose geriau atrodė. Atsiprašau, kad nevyriu. Net leidžia. Vaizdas yra toks, ten tas Bastėjos tiltas. Ir ten dar toks didžiulis kanjonas už medžių. Štai mes lipame jau savo paskutinio haiko žemyn, bet Agnės stogas čiuožia, nes jinai nematė manto 5 dienas ir jinai įsiliedavo. Agnė, komentarą? Be komentarų. O kaip vertinė haiką šiandienos, jeigu tai galima pavadinti haiku? Ar reikėjo lasdų šiandien? Man tai reikėjo. Tai va, tai čia labai va gražu. Viskas labai smagu. Šiandien yra paskutinė haikinimo diena. Bet man baisiai pritrynė kojas, trynė nuo pirmos dienos ir šiandien jau sakau, sorry, nebeisiu aš papildomų 3 kilometrų, kad 4 kilometrų haiką padarytume. Tai mūsų atvežė su Emiliu paliko, nes nėra kur pasiparkuoti mašinos. Ir nuvažiavo Agnė su tėvais pasiparkuoti. Ir ateis ir tada eisim savo paskutinį haiką. Ir šiandien eisim į tokią arką akmeninę, kur filmavome Skronikas. Tai va dabar sėdim kaip durneliai, laukiam prie kelio savo pensinį. Renka gervagas kažkur materialus.
prireikė čia jums tų gervuogių. Čia yra labai stata. Tik kad žiūri nesimato, atrodo kaip plokščia. Emili, statu. Statu? Nežinau net kaip parodyti, kad matytųsi kaip statu. Štai dabar esame Pravčika Brana. Tiksliau, tuo įeisime. Čia labai gražu, va ten atėjom, ten takas apačioj. Nesimato. Ir laiptukai susimokė dar liepė ir lipt laiptukai. Toliau. Priėjom prie arkos, bet upė sakė nenufilmavo. Tai aišku. Mes ruošiamės miestą eiti. Esame jau Karlovy Vary. Bet, žodžiu, visas baris, kad čia yra toksai labai senovinis ekranas. Ir dabar Emilis išeina pali. Jis nesupranta, ką vien taip tas ekranas. Dabar garsas girdis. Va, išėjome pasivaikščioti. Mūsų jaunimas telefonuose. Ne telefonuose, aš tik žinutę parašau. Agnė labai dabar nuliūdus, bet ką tik pakalbėjo su Mantu. Bet dabar bent jau nieko nesako. Nes neišsikalbėjo jau. Tai va, labai gražu tam Karlovy Vary. O net nematė. Upė papasakoja, kas čia vyksta šiuo metu. Mes esame prie labai garsus viešbučio, kuriame buvo DiCaprio, Karlas Marksas ir DiCaprio, sakysim. Ir mes dabar nusprendėme, kad mums būtent reikia nusipirkti ledų iš to viešbučio, kur buvo DiCaprio. Žodžiu, tai Dabar perkam auksinius ledus. Sakė, pirks vieną porciją. Ar tinka jums saldi karamelė? Mums tinka. Suri. Įsipylėm iš vieno šaltinius. Nepatiko man. Sigita sakė, kad be skonio. Man visai be skonio, tik kad šiltas. Man tai toks nelabai man patiko. O šitas tai buvo šiltas. O šitą... Šiam 5, čia tam 5 laipsniai. Sakė, šitas vėsesnis biški. Toks vatys ir bėga. Tai norima pirštuką paragauti. Tai tu atsigerk normaliai. Kaip Agnė reaguos? Negaliu baisu. Aš bijau nusipirkėti. Nu, Agnė. Dar tokio veido nesu mačius. Marius ragavo? Jūs dar ragavai jau? Tokios kaip radiatorius pagriaudęs surūdys. Tai reikia šitą išpilti ir kitą tą įpilti. Reikia filmuoti reakciją. Ką? Čia tiksliausiai būdinimas. Ar jautiesi sveikas dabar? Kaip nuo palaidėse traktorius palaidys? Nu, pavadyk to įsipilti. Aš dar šitą neragau. Žinai, jeigu aš dabar išplaučiau keptuvę ir dar tas su šaltu vandeniu, bet dar nuo keptuvės karštos dar įkaisiu tas vanduo, tai va toks skonis būtų to vandens. Gerai, einam kitą, pripilk šitą. Tai šitą išpilk ten, jis bėga. Žmonės. Gerai, ate. Pėdinam dabar apie kilometrą su visais lagaminais, su visko iki savo mašinos, nes čia parkingas tai yra kosmosas kažkoks. Ir po to varysim turbūt į baseiną. Visi laimingi. Varė Emilis. Kaip vertinate rytinį pasivaikščiojimą? Skauda pečius žiauriai. Agne, kokios emocijos? Emocijos? Karšta. Įspūdinga. Reikia nusimaudyti. Bet įsivaizduok dabar tą terminį baseiną, kaip karšta jame būtų.
Aš tikiuosi, kad bus ne bent 5 laipsniai, o tipo... Nu, bet jisai ten 38. Ai, nu tai dar normaliai. O čia vat kalba telefonu, nieko nedaro. Mes jau pasivaikščiojom po ten tą geizerį, ten pasirodo dar buvo dar kelių, tai vat upė dar vis kalba, jau puodelis yra, kaip tikras turistas jau dabar. Esame kažkokiam Imperial Spa ir čia yra koncertų salė. Upė, radau tavo parduotuvę. Aristokrat. Emilis yra labai laimingas, nes vakar užmatė makarunsus dydžio kaip galva, ten su avietėm, kitas turbūt su šilauogėm. Ir Emilis visą dieną pašnekėjo visą vakarą, kad valgysim. Tai va čia nuėjom, nusipirkom. Dabar sėdim tokioj kavinukiai, kas kokteiliukus, kas milkshake pasiėmė. Tai va, ragausim dabar, vadinasi Café Elephant, labai čia prabangi. Buvom šiandien dar rūmuose tokiuose. Už juos sumokėjau 15 eurų. 15 eurų už tos 2. Bet jie dydžio kaip tavo galva. Bet vis tiek, nu aš labai norėjau jų paragauti, vieną kartą galima. Tai šiandien mes visi esam kaip princesės, nes buvom rūmuose, dabar atėjom va tiek šitų makarūnsų, o po to eisim į baseiną. Čia vyksta fotosesija su makarūnsais. Emilio makarūnsai. Emilio makarūnsais. Emilio, tau negaila savo makarūnsų? Gal galima nufotkintas fotosesiją? Nu, upė, niekam nesakėm, nepadarai video, kad mes einam į baseiną. Padariau, man atrodo, video, kad mes ėjom baseiną, arba nepadariau, nepasakysiu. Tai buvom baseine, labai fainai ten buvo, bet tik tiek, kad žiauriai šiandien karšta. Ir mes ėjom į terminį baseiną, kuriame taip tram 8 laipsniai. Tai kitas baseinas buvo tram 2 laipsnių ir ėjom į pirtis, o laukia gal tram 7 laipsniai. Jolas buvo labai smagu, aš jaučiuosi labai atsipalaidavusi Emilį. Taip, mes ėjom dar į pirtis, pirtyse buvo. Bet jau po to į galą labai šalta pradėjo darytis. Mes taip, nu, taip ten, kai jau išėjome į baseiną. Vėjas didelis, jo, iš baseino išlipa tai didelis vėjas, kadangi ant kalno. Tai po to šalta buvo jau. Tai va, prisižiūrėjom maudimukų. Labai daug prisižiūrėjom maudimukų. Kaip mes mėgstam su Emiliu. Mes va sustojom pavalgyti, pakeliu į Prahą. Tai toks va krioklys, labai įdomu, ten 20 metrų gylio ir 4, nu, ilgio ir 4 metrų gylio šitas ūla. Kažkoks čia savininkas išsikasė savo, kad galėtų treniruotis nardyti. Tai va, mes čia taip gražiai laukim savo maistą. Išlipo Filmuoj. per bagažinį. Jis ten nebetilpo jau. Išlip. Nesimato nieko dabar. Išlipo per bagažinį. Gyvensim čia dabar. Paskutinę vietą Čekijai. Paskutinė vieta Čekijai, paskutinė. Eva. Hello. Hello. Kaip temperatūra ten? Čia Labai tatų, yra. ne kirpykla. Labai yra karšta ir drėgna ir žiauriai smirda ir mūsų ten, kur mes miegam, žiauriai smirda cigaretėm ir čia viskas smirda cigaretėm, viskas. Ir aš jau labai pavargus, visada dabar noriu miegoti, bet kadangi mes neturime daug laiko, taigi šiandien einame, dabar jau turbūt yra 10:30. Pusę 10 dabar. Pusę 10, kaip ir sakiau, iki kažkokio tilto. Tai va. Bet žinokit, žiauriai karšta. Ta prasme, taip dūšna. O mes dar... Tilto per Bultavą, Karlo tiltą. O mes šiandien dieną pramirkom baseinuose ir taip. Tai mes ir iš vidaus sukai. Kokias 2,5 valandas. Ai, tai buvo, čia mes važiuojam. Kur atėjom? Ėjom prie Prahos laikrodžio. Dabar lyja. Ir Pradėjo daug lyti. žmonių. Tai žmonių čia vis laik daug, bet va, eisim pažiūrėsim, kažkas pašoks čia biškai. Liko kokią minutę turime.
Turi prasidėti dabar. Išlenda ten ir visai. Nežinau, kaip su visos per lietų. Žiūriu, kad kažkas tai panašiai. Neįkiš savo trigrišų čia. Tie paštalai labai krypia atrodo. Agne, wow! That was amazing! Čia viskas? Čia skaitas vienas iš tų, kur labiausiai underwhelming, kai matai gyvai objektų Europoje. Gal ten tik pradžia. Nebereikia kaip nuėjo staliuką užimti. Čia palyginimui yra mano ranka. Nežinau, kaip jums iš tikrųjų mano ranka didelė. Bet čia putų daugiau negu... Jūs apsisiusiosit važiuojant iki Kaip Lenkijos. romantiškai žiūri tą alų. Reikia, ragaujam. Ir kaip... Askanu. Mes einam pasivaikščioti dabar prie tilto, nes vakar nebuvom, kai visi kiti buvo. Nes upė yra tinginė. Aš nesu tinginė. Esi biškėsi. Nu, truputėlį. Mes užlipom ant kalniuko. Kaip 500 metrų per aukštėjimas. Va, dabar matom bestovinčius šitos. Dėdės pareigūnus. Va, koks ašmeniškas buvo. Atėjom va, kur ir norėjom. Sakiau, pajuodus į kažkokią katedrą. Bažnyčią. Tai va. Čia šita siena yra flashbackas į mano pirmą video. Aš net atsimenu jį. Lauras kažką kalbėjo, kad čia kažkas buvo ties to užraš. Aha, kažką prisimenu jį. Ai, aš prisimenu. Jis sakė, kad namas užaugo nuo tų metų. Lipam žemyn, buvom prie katedros, dabar einam vėl ant to. Koks ten... Emilis sakė, nori knėdlį po pietum. Žinoma, labai Batonų virtų garuose čia nais. Širo eina, žiūrėk, Širo. Važiuok mažiuk. Širo. Širo eina. Na, Širo. Ir mes irgi einam. Paskui Širo. Nes kur Širo, ten ir mes. Aš vos laikausi, kad nufilmuočiau šitą. Va čia stovėjau. Du operatoriai susitiko. Gerai. Labai norėjom pamatyti miestą, bet ten labai daug žmonių. Ir aš liepiau Emiliui palaukti, kol aš nufilmuosiu, kaip jisai žiūrėjo. Čia stovėjau. Du operatoriai susitiko. Šiuo metu yra atostogos. Viena užėjo pas ritualus, vaikšto, kitą suknelę pamatė, va ten vaikšto.
O aš likau su savo draugais, kurie va ten su draugais likau ir stoviu, laukiu koridoriui. Išvažiavom ką tik iš Prahos. Emilė žiūri. Čia šiaip Gintautui skiria šitą, nes Gintautas sakė, kad man nerodys GO3. Viską man rodo. Ir važiuojam į Vroclavą. Jokio plano šiaip neturim. Agnė, telefone. Jokio plano šiaip neturim. Važiuojam dabar tiesiog į priekį. Paskutinė naktis. Ant balius vyksta. Kažkas labai smagia veido išraiška. Kažkas ne. Tai va. O rytoj jau į Amau.